Sveiki, štai ir antra dalis. Kaip PCT mūsų mylimas namukas buvo rastas prie konteinerio bukas. Gyveno kartą vaikas. Jo vardas buvo Tomas. Bet kartą atsibudo, o burnoje gandonas. Atsibudo jis ryte, tamsu, ir sako draugas Tomas, mama, kurgi tu? Man šalta ir baisu. Tik girdžiu užgesys, tamsa, o mintyse, juk mano šikną tai kažkas draskys. Išaušo kitas rytas, sugrįžo jis namo ir sako jis mamytę. Aš vakar buvau trakinau suvinytę, mane visai užmiga, telkas napisau, dar 200 bonkyčių ir piksų rysiu savo. Pažaisiu CSS, gal draugą susirasiu, o dar po metų ar dviejų tikriausiai tapsiu pidarasu. Suprato Tomas, ką padarė jo patėvis. Šikną išpisęs gyveno Tomas gėjus. Dabar Tomukas rašo ir ieško jis draugų, kuriems jis sako, mama, pagriebk mane už ausų. Ir siunčia foto mūsų draugas PCT visiems, ne tik mažajam vaikui, bet ir 2 kart didesniem. Ir šriftas PCT tai reiškia vieną, kad pisa čiurka Tomas ir geria jis jo pieną. Kiekvieną vakarą gulėdamas prisimena tą naktį, kai bomžo iš pistuko jam teko bybį lakti. Štai ir atėjo pabaiga. Istorija, kaip nukentėjo mūsų mylimas Tomukas.